gausiai susirinko, esu Giedrė ir atlieku japonišką masažą, bei vedu jogos užsiėmimus besilaukiančiom ir mamoms su kūdikiais. Tai dabar kalbėsime apie japonišką masažą. Japonišką masažą susistemino japonas Masayuki Sayonjis. Ir šito masažo esmė yra taisyklinga laikysena, taisyklinga dubens padėtis ir taisyklingas stuburas. Tai tam, kad išklausytumėte paskaitėlę šitą, pirmiausia, taisyklingai atsisėdam. Gerai? Galim sėstis sėdam sukryžiuotom kojom arba į didvyrio padėtį. Jeigu jaučiate, kad tempia čiurnas arba veržia kelius, pasimkite užklotus ir pasidėkite po dubenį arba po čiurną. Tokioj sėdėsenoj ištiesinam nugarą. Nuo pat apačios, nuo pat uodegikaulio paauginam savo stuburą aukštyn iki viršugalvio. Slankstelis po slankstelio. Aukštyn. Ramiai takiai kvėpuojam, nesulaikom kvėpavimo. Ir įsivaizduojam, kad mūsų liemuo turi tokias kaip petnešas. Iš kirkšnių eina dvi linijos per pilvą, krūtinę, pečius ir leidžiasi iki menčio patinių kampų. Pajautė? Tarsi dvi petnešėlės. Per priekį ir žemyn. Iš nugarinės pusės. Per klubus, nuo klubinių skiautelių aukštyn. Per inkstų sritį iki menčio patinių kampų. Pailgėja. Vienant šonų. Nuo klubų iki pažastų. Paauginam save. Nesulaikom kvėpavimą. Ramus, takus, tolydus kvėpavimas.